Sveiki visi, jūs žiūrit apžvalgų kanalą LV12LT ir šiame video naujas siuntinukas, naujas išpakavimas. Atvyko štai tokia akumuliatorinė mini pompa. Štai čia pavaizduota, ką su ją galima pūsti. Ši pompa atvyko iš Vevor internetinės parduotuvės. Kam įdomu, nuorodą paliksiu po video aprašyme, galėsit pasispausti, pasiskaitinėti, pasižiūrinėti detaliau apie ją. Na, o dabar negaiškim ir išpakuokim. Prieš išpakuojant pasižiūrėkim, ką čia rašo ant dėžutės. Tai yra SH01 modelis, įtampa 7,4 V, kraunasi per Type-C, 5 V 2 amperais. Na, žiūrim toliau. Taip, viduje buvo instrukcija. Instrukcija visa anglų kalba. Ir štai pats įpakavimas. Viduje buvo pati pompa ir priedai. Na štai viskas, kas sudarė komplektaciją: pompa, dėklas pompai, atsarginė žarnelė. Dar viena žarnelė dedasi į pačią pompą. Štai čia labai patogiai priedas pūsti kamuoliams. Na ir Type-C įkrovimui skirtas laidas. Na taip, iš ties kompaktiška pompa. Dėl įdomumo pasižiūrėkim, kiek jinai sveria. Sveria 448 gramai. Tai praktiškai tiek pat, kiek mano powerbankas. Štai pompa, kurios dydis praktiškai kaip mano 20 000 mAh powerbanko. Iš ties kompaktiška pompa. Taip, pažiūrėkim dabar į ją iš arčiau. Turi šį pompą, matom, žibintuvėlį, Type-C krovimui skirtą lizdą ir vietą žarneliai paslėpti. Čia išsitraukia, prisisuka ir jau galima pūsti. Čia per vidurį yra įjungimui skirtas mygtukas. Pabandykim įjungti. Taip, palaikius keletą sekundžių pompa įsijungia ir ką čia mes matom ant ekrano. Matom slėgį barais ir iškart įsijungia presetas. Matom čia nupieštas automobilis, tai šį presetą, kur yra automobilis, galima redaguoti, galima pasimažinti slėgį, pasididinti slėgį. Taip, ši pompa turi iškart užprogramuotus presetus, tai va, automobiliui pūsti presetas 2,5 baro, dviračiui pūsti, dviračio padangom pūsti presetas, tai yra 38 PSI, motociklo padangoms pūsti presetas 2,7 baro ir kamuoliams pūsti presetas padaryta, kad 8 PSI pūstų. Čia viršuje yra žibintuvėlio įjungimo išjungimo mygtukas. Nuspaudus matom, vienas syk dega, kitas syk mirksi, kitas syk SOS signalą išduoda lemputė ir dar kartą paspaudus lemputė išsijungia. Pamėginkime šią dabar pompą jungti, pasižiūrėti ar veikia. Įsijungia nuspaudus štai šį mygtuką. Pompa veikia, viskas tvarkoj. Čia dar matom yra akumuliatoriaus įkrovos lygis. Taip, gerai, kad buvo atsarginė žarnelė. Ne visose tokiuose pompose esu matęs, kad būtų dar komplektacijoje atsarginė žarnelė. Taip, pompa išties kompaktiška. Matom, net su powerbanku lyginant praktiškai tokio pat dydžio ir netgi beveik svorio tokio pat. Tai išties patogu ją bus įsidėti kažkur tai, ar tai kuprinę važiuojant su dviračiu, ar net kažkur į automobilio kažkokį tai skyrelį. Vietos nedaug užima, o savo funkciją atlieka. Tai va toks trumpas video. Kam patiko šis video, spauskit like. Taip pat prenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Visiems sėkmės ir iki kito karto. Iki!